Oba. Lankų strėlės principu. Oba. Ir turim žuvį. Sveikas žvejai ir gamtos mylėtojų. Kviečiu su manim į žvejybą. Šiandien turiu 2 tikslus. Vienas tai pakrikštyti savo nimfinę meškerę, tad pirmą dienos pusę skirsiu žvejybai nimfomis miškinėme ruoželyje. Na, o antras tikslas – išsiaiškinti, ar jau varlinėja upėtakiai. Ką tai reiškia? Varlės jau suaktyvėjo, jau plaukėjo visur, tai galbūt upėtakiai pradėjo jomis maitintis. Na ir gal pavyks ką nors sugundinti masalu, kuris imituoja būtent varlę. Jeigu sudominau, kviečiu su manimi žvejybą. Na, šiandien diena gana vėjuota, tad visai gal gerai, kad pasirinkau miško ruoželį, nes gali būti sudėtinga šiek tiek ir mėtyti. Upelis nėra didelis, bet šičia tinkamos sąlygos gyventi upėtakiams. Ir girdėjau, kad net kartais galima ir kiršlį pagauti. Tai jeigu taip nutiktų, kad bent vienas kiršlys užkips, tada atsisakysim šito malonumo ir eisim bandyti gyvendinti antrą mūsų tikslą. Čia visai toksai fainas nubėgimas, kur tikrai galėtų maitintis kažkas. Ir yra slėptuvių po šaknimis. Čia lyg nieko nebuvo, tad pabandysiu baseiną, kuris yra čia grynai prie to rąsto. Būna irgi tokiose vietose. Kažkas kibo, bet galimai ir akmuo. Ir dabar įkabinau medį. Čia atrodo visai nebloga vieta. Bandykim. Yra slėptuvė. Na, dar viena priežastis, kodėl atvykau į būtent šitą upelį, tai, kad man jisai atrodo perspektyvus, gražios vietos, bet jame kol kas dar nieko nesu pagavęs. Tai man vat dėl to įdomu, ar gyvena čia vis dėlto kažkas ar ne. Gal vat būtent po to krūmų. Tai pabandysim po truputį. Ui, blemba, lygtais kažkas kibo. Mačiau pasibaidė kažkoks vienas žuveliokas, ką tik. Bet nedidukas buvo. O toks žuveliokas. Kaip iš tokios dabutės visai didelis, sakyčiau. Netikėtas. Bet su šita meškerė tai visai kitaip negu su mano 4 klasės 9 pėdų. Net ir tokia žuvelė duoda gazo. Ant srovės visai sunku suvaldyti. Tai pirmas tikslas įgyvendintas. Na ką, judam toliau. Na, o musė, kurią dabar esu užsirišęs, tai aš ją vadinu morka. Tiesiog. Nes primena šiek tiek morkos formą. Tai kūnelis apvyniotas į triušio kailių.
Tada ribingui toksai oranžinis fluorescencinis siūlas ir akotėlis prie galvutės iš CDC. Ir panašu turim pirmą prarastą musę, nes įkabinau aukštai į medį. Nutrūko ties musę, tai nereikės iš naujo perišinėti visko. Šį kartą susirišau su raudona galvutė musė. Ten yra palei kažkokį rastą visai. Rodo faina vieta, nes tamsu ir galbūt gera vieta būtų sėdėti, pasislėpti. Labai nedidukas. Atkabinom ir paleidžiam. Jo, tokioje vietoje turbūt didesnė ir nebuvo, galima tikėtis. Iš po šakos tos išlindo panašu. Na, nors ir tas pitakiukas, kurį užkabinau, nežinau, ar siekia net 10 cm, bet visai kitaip šita meškerė kažkaip veikia. Su savo 9 pėdų tai paėmė ir įvairuoji žuvį, kur reikia. O čia reik biškį įdėti pastangų, reik priprast. Bet nekantrauju sulaukti kiršlių sezono ir įvairuot kokį stambesnį kiršlį su šitą meškerę, turėtų būti smagu. Pamečiau graibštą. Vėlgi nedidukas. Tai va, iš dabutės tokios ir dar vienas užkibo. Čia biškį pravairuot sunku, nes šakos visur. Pirmi 3 kibimai nutekė gerai, tad užkandęs ir nieko nelaukdamas tęsiu žvejybą, tikėdamasis rasti daugiau žuvelių. Kadangi vandens upelėje tikrai nedaug, taikausi į duobutes, kuriuose nesimato dugno, bet yra slėptuvių ar tinkama srovė. Nu, čia vėlgi belen kokia gerulė duobė. Oba. Oi, koks mažiuliukas. Atsikabino. Gerai. Taip ir norėjau. Kaip ir pranašauta šiandien, po truputį kyla vėjas. Tikėkimės, kad labai žvejybai netrukdys. Norėčiau pagauti dar vieną petakiuką, kad būtų bent jau biškį solidesnis. O, kibo. Bet nepasikirto. Bet irgi, man atrodo, buvo tas vienas iš mažuliukų. Nu, jau nebekartos. Plius mačiau, kaip sušvitėjo. Pražvelkim dar porą duobių. Norėčiau pagauti dar vieną upėtakiuką. Nebe va tokio dydžio, nebe sprindinuką gal.
Keista, nes toj dabėj nieko nebuvo. Tai gal čia kažkas pasislėpė bus. Jeigu įkabinam į medį, pasistengiam netraukti iš visų jėgų, o iš lėto, su pirštais. Mažesnė tikimybė, kad įstragdinsim. Čia šiaip gerai atrodo. Visai gilio yra atrodo. Vanduo netoks greitas. Ir tos slėptuvės. Ok, už savęs nieko neturim, tai galim laisvai mėtyti. Oba! Ai, tu sau, koksai geras buvo! Ir atsikabino. Tokia gerulė vieta. Šitas buvo jaučiu visai panašaus dydžio kaip tas pirmas. Eik, tu sau. Oh my god. Eik, tu sau. Kadangi sakiau, kad norėjau pagauti antrą, dar vieną, ta prasme. Tai reikia toliau žvejoti, nieko nežinau. Žiauriai fainos čia vietos. Ten atrodo žiauriai gera vieta. Po to kelm. Pabandom kažkaip užmesti ir gal pravesti. Gal išlys kažkas. Šaka buvo. Visiškas relaksas žvejyba šito. Visai jau kimba ant nimfutės. Pasakiškos vietos šitam upelį. Vabžiauritas šilta. Pažiūrėkit, koks vaizdas. Nuostabus. Nepatogu užmesti čia, tai lankų strėlės principu. Oba, ir turim žuvį. Yra! Gražus. Panašiai kaip pirmas tokio dydžio. Ir pabėgo į slėptuvę. Pasaka. Va tokioj vat vietoj. Kaip ir pasakiau, balzganas dugnas, slėptuvės visokios, šaknys, grina upė takaičio vieta. Vėl čia už manęs nelabai patogu, šakos visokios. Neužkibo. Oba. Man atrodo, kiršlys čia buvo.
Tai manau su ta gaida ir pabaigim. Užkibo visai didelis šiaip. Koks 25 turbūt. Nu, kaip tokiai duobei, tai prasme, ir upeliui. Taip užbaigiau žvejybą pirmoje dienos pusėje. Kibo išties neblogai, tad nekantrauju ir pervažiuoju į pievinį ruožą, kur tikėjausi rasti didesnių upėtakių žvejodamas mudlerio tipo strimeriukais. Nors žvejojimus ruožų skyrė tik keli kilometrai, bet upės vaizdas ir žvejyba kaip diena ir naktis. Per 2 valandas nemačiau nė vienos žuvelės, tad atsakęs savo į klausimą, kad čia upėtakiai nevarlinėja, susiviniojau meškeres ir išvažiavau namo. Ačiū, kad žiūrėjot, nepamirškite paprenumeruoti ir iki kitų susitikimų.